Sveikos. Pagalvojau, kad įrašysiu video, šiek tiek pakalbėti apie tam tikrus renginius, apie tam tikras energijas, kurios atvyksta šį rudenį į Lietuvą ir galbūt kažkam surezonuos, kažkur prisijungti. Iš tikrųjų, mano šitas ruduo prasidėjo nuo Lilith stovyklos su Jurga. Tai Jurga Žagaraitė, tikrai rekomenduoju jos renginius, jos stovyklas. Turi tikrai daug nuostabios informacijos. Iš tikrųjų, aš taip įsivaizdavau, kad Lilith stovykla bus tokia tikrai labai tamsi, toks labai šešėlinis darbas. Tai iš tiesų mano patirtie tai buvo pakankamai šviesu, labai lengvai, labai švelniai, bet tikrai daug įdomios, naudingos informacijos. Aš vis tikiuosi, kad galbūt Jurga pasidalins ir plačiau, gal raudonoji palapiniai daugiau, nors aišku matau, kad deda tikrai įdomius postus, bet tikrai jinai turi sukaupus nemažai žinių apie įvairių senovės kultūrų, tai yra kelčių moterų ir taip pat šumerų civilizacijos moterų, visokius senovinius ritualus, labai įdomi informacija apie seksualinius santykius, taip pat apie tokius dalykus kaip moterų plaukai, viso kūno plaukai, kada juos skusti, kada neskusti. Žodžiu, tikrai naudinga, įdomi informacija. Tai žiūrėsim, kaip čia Jurga išjaus, ar tik stovyklose visgi galima bus tą išgirsti, ar su laiku vis daugiau tos informacijos bus ir viešai. O šiaip iš tos stovyklos taip pat taip gavosi, kad Jurga mane pakvietė. Yes, I'm making a video. You can wait, I'm gonna make it here, okay? You can wait for me. Jurga mane pakvietė pravesti Kali šokį, kur Karolina Fomičiova jį moko, kuri atsivežė iš Indijos. Kali Durga šokis iš tikrųjų pilnas yra. Ir aš susisiekiau su Karolina, nes aš iš tikrųjų dar nesu ten tų baigus mokslų. Ar galiu taip pravesti, pasakyti, kad aš čia neprofesionalė, aš nežinau, ką aš čia darau iš esmės, bet tiesiog pagal pajautimą. Ir pabandžiau aš tą pravesti ir tikrai buvo stipri praktika, man labai pačiai patiko, turint omeny, kad aš daug kartų dalyvavus. Tai įdomu buvo, kad kai aš buvau kaip vedimo roliai, tai tada man ir daugiau energijos buvo, nes aš taip bijojau, kad aš padusiu pusiaukeliai, bet visai kažkaip tai, kai tas intencija yra pravesti kitiems žmonėms, tai tada gaunasi, kad atrodo lyg daugiau jėgų gauni iš visatos, kad viskas pavyktų. Tai labai patiko ir kažkaip tada, kai pravedžiau, galvoju, blemba, reikia man pas tą Karoliną visgi išmokti būti vedle, nes aš prieš tai galvojau, tai Karolina veda, tai ir dar plus dar dabar čia daugiau moterų tikriausiai išsirašys, tai man atrodo Lietuvoje tikrai pakekstų vedlių, bet taip kaip pajutau tą jausmą, ką reiškia tai vesti, tai labai kažkaip tai patiko ir nusprendžiau visgi mokytis pas Karoliną, bet pas Karoliną mokytis asmeniškai yra ženkliai didesnė kaina, tai yra 580 eurų, negu jeigu surinkti 3 žmonės, tai tada visiems gaunasi po 320 eurų. Tai galvoju, jeigu atsirastų dar 2 merginos, kurios norėtų kartu mokytis tapti Kali Durga šokio vedlėmis, tai labai norėčiau kartu su jumis mokytis. Nes realiai tai čia gaunasi beveik 2 pigiau, tai labai didelis skirtumas. Tai jeigu kažkas pajusite, gali dar pasidomėti plačiau apie tai, kas tai yra. Aš gal įmesiu linką apačioj, o toliau tai renginiai. Tai į mėnesio galą, rugsėjo gale atvyksta Selva, aš manau jau nemažai jūsų apie ją daug girdėjot, nes tikrai ir Rūta daug dalinasi, ir Gajos festivalį tikrai daug jūsų ją sutiko, bet aš iš tikrųjų nebuvau nei prieš tai stovykloje, nei Gajos šitam festivalį man irgi nepavyko nei vienam iš jos renginių sudalyvauti, bet galbūt dėl to ir užsirašiau, nes kažkaip tai aš tiesiog su ją gyvai susitikau kelis kartus, tarsi jinai atėjo pas mus nusipirkti kakavos, man atrodo, ir taip pat po to tiesiog prabėgšmais ten porą žodžių persimečiau ir kažkaip iš karto pajaučiau, kad norėčiau kažką tai išmokti. Nežinau ką, bet patiko žmogus iškart. Tai galbūt jeigu būtų pavykę Gajos festivalyje kažką tai
sudalyvauti, tai net ir nebūčiau dabar dalyvavus, tai galbūt gerai net, kad nepavyko iš dalies. Tai dabar jau bus tas 2 dienų visas savaitgalis skirtas susitikti su Selva ir mačiau dar bus ir būgnų renginys. Ąžuoliukas valgo braškes. Tai kažkaip jaučiu, kad čia tikrai tokia stipri įsigalinimo energija moterims, kad gaus moteris tikrai daug žinių apie įvairias praktikas, bet aš manau, kad net netiek svarbu tas žinių gavimas, kaip kad per tas praktikas tam tikra mūsų dalis prisimena kažką, tai ką galbūt buvo užmiršus, toks tarytum tam tikros gilesnės intuicijos atrakinimas, kur jau tada galim nebūtinai semtis išminties tik iš tų kitų kultūrų, taip pat atrakinti ir tai, kas mumise gyvena. Tai vat kažkaip tai vat jaučiu apie tai, man yra Selvas renginys ir taip pat po labai labai ilgo laukimo 8 metų, kai paskutinį kartą čia buvo Andrėja, kurią mes pakvietėm į Lietuvą, nes mes buvom Brazilijoje šiemet ir važiavom ten grinai pasimokyti, patirti Andrėjos gydymą. Ir aišku, skristi į Braziliją yra nelabai pigu ir daug išlaidų, daug iššūkių tam tikrų ir tikrai man tas toks, kad aš nesu iš tų žmonių, kurie labai mėgsta toli keliauti, dėl to, kad karts nuo karto man patinka pasisemt saulės, ypač žiemą, bet man visos tos kelionės vargina, plus, aišku, pavyzdžiui, kai dabar darau verslą, tai yra toksai dalykas, kad jeigu aš išvažiuoju ten keliam mėnesiam, tai tada tas verslas biškį sušlubuoja, tai dėl to, man atrodo, čia yra labai... Ąžuoliukas rado dar vieną braškę. Ateina jums papasakot. Tai dėl to, man atrodo, didelė dovana, kai tokie tikrai stiprus mokytojai atvyksta į Lietuvą, nes tada gali realiai už pakankamai, tikrai labai nedidelę kainą gauti žinių, kurių šiaip tikrai sunku būtų pasiekti. Ir vėlgi, Andrėjos vedimas nėra tiek apie tai, kiek jinai tenais pasakytų kažkokias formulės, kurias reikia sekti, kad teisingai ten kažką darytum. Tai yra būtent apie tą savo vidinio balso išgirdimą. Ir visos praktikos yra būtent skirtos susijungti su savo vidumi, su savo vidiniu balsu, su savo vidinė deivė, su savo vidiniu vedliu, vedliais. Tai iš tikrųjų aš taip jaučiu, kad dabar yra tokia stipri galimybė moteriams, jeigu jos jaučia kažkokį tai kvietimą, galbūt būtent jeigu jos kažkiek būrė aplink save kitas moteris, nori dirbti su kitomis moterimis, tai toks gan stipri galimybė dabar prisijungti prie tų renginių ir tikrai įsigalinti, gauti daug žinių, gauti daug naudos. Taip pat, kalbant apie Andrėją, tai aš minėjau, kad prieš 8 metus buvo Lietuvoje, bet prieš 8 metus ten tokių viešų renginių labai kažkokių tokių kaip stovyklų nedarė, buvo tik tais koncertai keli, nes jinai taip pat muzikantė ir tikrai galėsim ir jos muzikos nemažai išgirsti. I have one strawberry. Dar vieną braškę. Jisai nori visas braškės jums parodyti, kurias valgo. Tai kažkaip tiesiog pajutau, kad reikia pasidalinti, kiek man išeis. Ąžuoliukas numušė mano mintį, aš galbūt norėjau šiek tiek apie Andrėją papasakot, kad tiesiog mano patirtie, kiek jinai iš tikrųjų buvo tas žmogus, kuris mus sutuokė, tai kaip vietoj kunigo, nes mes nelabai tokie krikščionybės ta bažnyčia rezonuoja, tarkim. Tai Andrėja mums padainavo labai gražią dainą, tą tokį 2 upių susiliejimo kažkokį tai dainą ir taip tarytum mūsų sujungė į vieną upę. Tai labai gražus buvo dalykas ir šiaip aš esu su ją buvus ir ceremonijose, daug, ypač Brazilijoje. Tai mano patirtyje, jeigu kalbant apie tuos jėgos augalus arba tokį ceremoninį vedimą, tai aš tikrai turėjau nemažai patirčių su įvairiais skirtingais šamanais.
ir mano patirties su Andrėja viskas vyksta itin harmoningai, su jos vedimas visą laiką yra labai švelnus ir visada labai saugus jautiesi, nes kažkaip tiek jos balsas, tiek jos energija yra tarytum angelas ir dėl to, kad ir kokie ten baubai vyktų, kažkokie tai sunkus iššūkiai, jos balsas tikrai labai labai lengvai, gražiai praveda per visus procesus. Tiesiog dėl to labai rekomenduoju jos stovyklą, jos susitikti su ją žmonėms, kurie jaučia šitą šaukimą, bet galbūt nori to švelnaus vedimo, nes kartais tikrai yra neramu, kad gali ant kažkokio labai aršaus to kelio dvasinio pataikyti, ar ne. Tai, nežinau, tiek galvoju šiandien pasidalinsiu ir taip pat įdėsiu aš dabar kokią savaitę paskutinę, va dabar kai buvau tam sakau, Lilith renginį, tai aš, kadangi tokia esu labiau intravertė, tai kai ten būdavo laisvas laikas, tai aš leidau jį versdama dainas įvairias ir nemažai išverčiau būtent Andrėjos dainų. Tiesiog galvoju, kad per renginius, jeigu Andrėja dainuos, tas dainas, kurias aš būsiu išvertus, tai aš galėsiu padainuoti po to ir lietuviškai ir tiesiog, aišku, aš nesu ten labai stipri dainininkė, bet tiesiog kartais labai smagu išgirsti, apie ką dainuojama. Man labai svarbu yra tie žodžiai ir tie žodžiai Andrėjos dainose, nu, jie tikrai turi tam tikrą žinutę, tai dėl to taip kažkaip pajutau, kad juos būtų smagu paversti. Dar kalbant apie balsą, apie dainavimą, tai Andrėjos šitą moterų renginį bus ir balso atverimo workshopas. Mes jį turėjome, kai buvome Brazilijoje ir realiai tenais iš mūsų, kas ten dainuoja biškai daugiau, tai buvo gal pusė maždaug žmonių, o kiti visiškai nedainuojantis, bet visiems buvo taip smagu. Tai net jeigu nedainuojate, tai tikrai verta, nes tas balso atverimas nėra apie būtent tik dainavimą, plus čia kaip tik dalinausi neseniai tame Lilith renginį, kad kai žmonės sako, nu aš tai nesu dainininkas, aš nedainuoju, tai man kažkada tai prieš kokius 5 ar daugiau metų, neatsimenu, irgi buvo tokia situacija, kad tiesiog prie manęs priėjo vienas žmogus ir paklausė, o Viktorija, kodėl tu jokiuose ten renginiuose niekad nedainuoji? Ir aš sakau, nu, man tai būtų smagu dainuoti, bet aš kaip čia pasakyti, galbūt aš kažkokią klausą ir turiu, nes aš girdžiu, kad aš nepataikau, bet kaip pataikyti, tai aš neįsivaizduoju. Ir tada man pasakė, ai, tai čia su gerklės čakra. Aš kaip tik tuo metu labai mokiausi apie čakras ir aš tokia, ir iš tikrųjų aš net skaičiau tame prašymą, kad parašyta, nu, kad jeigu žmogus sunku iš save išreikšti per dainavimą, kad jis galvoja, kad neturi balsą, tai reiškia biškių išsiblokavus gerklės čakrą. Bet aš tai galvojau, ne, nu tai čia parašyta tipo tiems, kurie šiaip dainininkai, kurie turi ten tą balsą, ar ne? Bet kitiems žmonėms tai čia netinka, nes, nu, taigi ne visi turi tą talentą dainuočiniai. Ir žodžio, žuliukas biški nuvertė man telefoną. Tai va, tai aš galvau, kad, nu, čia net skirta žmonėms, kurie nėra dainininkai. Bet kažkaip va tada, kai man tai pasakė, tai man tada toks kažkoks jausmas buvo, kad blembo, tai gal rimtai, gal tiesa, kad visi žmonės gali dainuoti. Nu ir tada būtent pradėjau vaikščioti į dainavimo pamokas, po truputį mokintis, po truputį tiesiog kažkaip tai stengtis klausyti daugiau ir stengtis dainuoti. Nu ir po truputį pradėjau dainuoti. Dabar jau daug dainų priverčiau, prikūriau. Aišku, ne visas aš jas ten idealiai dar dainuoju, bet aš matau progresą ir matau, kad, nu tikrai su laiku, aš manau, kad aš būsiu visai dainininkė. Ir tai man toks yra visiškas įrodymas, kad tikrai gali dainuoti visi. Jeigu to norėtų ir plus tai tikrai sveika, aš kai einu į dainavimo pamokas, tai tikrai man pasileidžia visokios sunkesnės emocijos. Tiesiog jeigu kažkaip sunkiai jaučiuosi, tai išėjus iš dainavimo pamokos iškart jaučiuosi gerai, kažkoks emocinis apsivalymas vyksta per jas visada. Ir tikrai gali pasidalinti su kitais žmonėmis daug gražaus jausmo. Tai labai kviečiu prisijungti kurį nors iš renginių, visa informacija bus apačioje komentaruose. Ir dabar įdėsiu tokį kaip ištrauką vienos iš tų išverstų dainų. Tai tiek.
Pasiklausykim kartu gamtos garsų, jų gausoje išgirskim paukščių giesmę. Jie neša mokymus iš dangaus astralų ir pasižaist pakvies vidinius vaikučius. Jie neša mokymus iš dangaus astralų ir pasižaist pakvies vidinius vaikučius. Tylos garsuos gali išgirsti Dievo balsą, klausyk tylos, jis skamba širdyje. Visi mes žėrime dievišką šviesą, džiaugsmu dėkodami už šviesą šventą dieną. Visi mes žėrime dievišką šviesą, džiaugsmu dėkodami už šviesą šventą dieną. Dievo ošimas pasveikins kriokliuose, lietaus laše, kurs mus laimins iš dangaus. Saulė žėro ir kiekvienos dienos šviesoj, gyvenimas lyg saldus, saldus medus. Saulė žėro ir kiekvienos dienos šviesoj, gyvenimas lyg saldus, saldus medus. Šlamesį miško medžių gilumos ir vėjo gūsiuose išgirsi Dievo balsą. Pasveikink sielą tu savo begalinę, pajuski meilės dovaną širdies centre. Pasveikink sielą tu savo begalinę, pajuski meilės dovaną širdies centre.